Sveiki krepšinio gerbėjai, sveikinamės su jumis iš Naujosios Akmenės, pirmą kartą šiais metais. Ir šiandien sveikinamės ne šiaip savo. Regionų krepšinio lygos sezonas įgauna pagreitį ir šiandien mes kartu turėsime puikią galimybę stebėti, kaip tarpusavėje susikauna bent jau kol kas šiame sezone geriausiai atrodančios A diviziono komandos ir komandos, kurios A divizione yra laikomos favoritėmis. Tai yra Akmenės Cementas ir Tauragės krepšinio klubas. Šios komandos galingai kol kas žygiuoja regionų krepšinio lygoje ir tiesiog skina pergalės. Pergalė praktiškai po pergalės, galima sakyti, šios komandos skina ir Akmenės komanda turi 24 pergalės, 3 kartus pralaimėjo šiame sezone, tikrai geri rodikliai, tauragiškiai lipa mina ant kulnų, 22 pergalės ir 4 pralaimėjimai. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko viso labo 2 savaitės ir komandos jau žino, kad nepaisant to, kaip rungtynės baigsis šiandien, jos praleis antrąjį varžybų etapą, nes jame susikaus 5-12 vietas užėmusios ekipos. O 4 geriausios reguliaraus sezono komandos gauna automatiškai teisę varžytis jau ketvirtfinalyje. Taip kad ten šias komandas mes matysime ir labai nemaža tikimybė, sakyčiau, kad regionų krepšinio lygos finale šiame sezone būtent šios komandos ir gali susitikti. Komandų starto penketai jau ant parketo, tiesiog su sausakimša sporto centro salė čia Naujojoje Akmenėje ir rungtynės netrukus prasidės. Pristatau komandų starto penketus. Šeimininkų komanda Antanas Bertašius 5 numeris, Nerijus Mikas 7, Audrius Povilaitis 8, Evaldas Radionovas 13 numeris ir Mantas Košelis numeris 41. Svečių komandos penketas toks: Paulius Žurna 12 numeris, Vytautas Podgureckas 13 numeris, Paulius Parakomikas 19, Janas Jurgo 25 ir Liudas Radavičius 69 numeris. Ir būtent jis dabar su kamuoliu. Jeigu kalbame apie šį krepšininką, tai jis yra vidutiniškai daugiausiai naudingumo balų savo komandoje renkantis žaidėjas po 18 vidutiniškai per rungtynes ir žaidžia tokiu tikrai netradiciniu numeriu. Na ir neprisistačiau dar ir pats, šias rungtynes jums padėsiu stebėti aš, komentatorius Paulius Jakelis. Čia gauna bloką Janas Jurgo jau pačioje rungtynių pradžioje ir kuo atsakys šeimininkų komanda. Nerijus Mika, pas iš toli. Ir jo, pirmieji taškai. Na, šiaip galima sakyti, kad Akmenės komanda, sakykime, remiasi ant 3 banginių. Jeigu žiūrėti statistiškai, tai Antanas Bertašius, Nerijus Mika ir Audrius Povilaitis yra tie svarbiausi komandos krepšininkai, kurių naudingumas vidutiniškai yra tikrai įspūdingas, viršijantis 20 naudingumo balų. Sakykime, tokio vidutinio naudingumo neturi nei vienas Tauragės komandos žaidėjas. Tiesa, ten yra daugiau krepšininkų negu 3, kurie turi, sakykime, vidurkį, tą naudingumo maždaug panašų. Tritaškiai metimai. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurį akcentavo Edvardas Žemgulis, treniruojantis Tauragės komandą. Jis sakė, kad mes turime su tuo tvarkytis. Mantas Košelis iš toli šauna. Ir iš karto jo, tritaškis, o čia ir toliau. Ir toliau visas svečių komandos žaidimas vyksta per Janą Jurgo. 25 numeris gerai žaidžia po krepšiais, vidurio puolėjo pozicijoje jis rungtyniauja Tauragės komandoje. Ir tempia kol kas ją į priekį. Dar vienas tritaškis gal bus. Ne, šį kartą kamuolys skrieja pro šalį, tačiau atkovotas kamuolys puolime, Antanas Bertašius ten karaliauja. Ir 2 taškai. 8-4 Akmenės komanda geriau pradėjo rungtynes, nors šiaip jeigu žiūrėtume į šių komandų tarpusavio statistiką, tai kur kas geriau jie yra, sakykime, Tauragės komandos. 9-1, skaičiuojant ilgą laiko tarpą, skaitant ir draugiškas rungtynes. Čia geras perdavimas ir 2 taškai. 13 numeris dabar šauna Vytautas Podgureckas. Na, jis, Liudas Valantinas, Janas Jurgo ir Liudas Radavičius yra tie 4 krepšininkai, kurių tas vidutinis naudingumas yra didesnis nei 14 naudingumo balų, kalbant apie svečių komandą. Svečių komandos treneris Edvardas Žemgulis sakė, kad šiandien tikslas 1 pergalė, geras perdavimas ir Mantas Košelis iš po krepšio. Na, kol kas rungtynės primena, nežinau, NBA žvaigždžių dieną, gal ne, bet labai greitas krepšinis, aišku, regionų krepšinio lygoje mes dažniausiai būtent tokį žaidimą ir matome. Greitą atvirą, aišku, individualų žaidėjų meistriškumas čia yra žemesnis negu, na, vidutinis. Žaidėjų individualus meistriškumas yra žemesnis negu, sakykime, aukštesnėse krepšinio pakopose Lietuvoje, kalbu apie NKL, kalbu apie LKL. Tačiau tikrai yra žaidėjų ragavusių šioje lygoje ir LKL duonos, yra nemažai žaidėjų šiose rungtynėse, kurie yra pažaidę ir nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir, sakyčiau, tikrai šios abi komandos, jeigu žaistų nacionalinėje krepšinio lygoje, ten nebūtų tos, kurios pralaimi visas rungtynes, nes tiek Tauragės komanda, tiek ir Akmenė yra puikiai sukomplektuotos iš tikro šiai lygai ir manyčiau, kad gali nuveikti didelius darbus. Paulius Žurna.
Geras jo perdavimas, reikia pataikyti Liudui Radavičiui, metikas yra šis žaidėjas, gerą metimą turi. O čia dar du labai lengvi taškai. Vienas Jurgo. Iš šono žiūrint, kol kas atrodo, kad jis viską daro labai lengvai. Ir kol kas būtent po krepšiais atrodo Tauragė turi pranašumą. Geras perdavimas ir čia. Oi. Audrius Povilaitis meta pro šalį, vienas iš komandos lyderių. Tokius metimus reikėtų pataikyti. Dabar nežinau, kas atsitiko jam, o čia blokai. Du blokai ir dar nuo paties žaidėjo. Kamuolys palieka aikštelės ribas, o čia nemalonu. Žaidėjų kažkas atsitiko, tikėkimės nieko rimto ir galės tęsti jūs rungtynės. Anšlagas tikras naujoje Akmenėje, iš tikro absoliučiai nėra laisvų vietų, žmonės stovi dviem eilėm ir stebi šias rungtynės. Tikrai malonu matyti. Prisipažinsiu, pirmą kartą krepšinį tenka komentuoti ir apskritai stebėti naujoje Akmenėje. Šioje salėje ir pačiam niekada nėra tekę lankytis. Tokia gal ir kažkiek egzotika, bet tikrai įdomu ir malonu matyti, kad žmonės, sakykime, ir tose mažesniuose Lietuvos miestuose, nes, Akmenė, naujoje Akmenė, tikrai nedidmiesčiai. Malonu matyti, kad žmonės myli krepšinį, kad ateina palaikyti savo komandas, kad nėra abejingi sportui ir tai yra tikrai gerai. Reiškia, kad bendruomenė juda teisinga kryptimi, o čia tiesiog tritaškais yra užmėtoma Tauragė ir daryk, ką nori, jeigu varžovai tai pataikys, tai Akmenės Cementas šiandien gali tikrai pakovoti dėl pergalės ir tą darys Nerijus Mika iš toli. Jo 3 taškai ir kol kas Akmenė pirmauja 13-8. Čia klaida. Neblogai išgąsdina varžovą, turbūt Antanas Bertašius. 5 numeris. Tai yra savaitės rungtynės, kas be ko lyderiai susitinka, išskirtinis mačas. Akmenės Cementas negali reguliariajame sezone jau nukristi žemiau 2 vietos. Tačiau ir tai yra tik tai teorinė galimybė, tarp kitko. Ir jeigu šios komandos susikaus finale, tokia tikimybė yra labai reali, tai yra galbūt paskutinis jų mūšis prieš finalą, kol kas reguliariajame sezone. Na, čia matome, universalus žaidėjas yra. Labai universalus žaidėjas yra Janas Jurgo. Ir čia jo, tolimas metimas. Krepšininkas žaidės per savo karjerą ir aukštesnėme lygyje šiek tiek. Ir iššauna. Dabar reikalinga tolimo metimo. Jis kol kas yra vienareikšmiškai savo komandos lyderis. Na, čia jau gal per daug tų tolimų metimų. Šį kartą šauna pro šalį Evaldas Radionovas. O kuo į tai atsakys dabar Tauragės komanda. Liudas Radavičius pats ilgai išsilaiko ore ir stos prie baudų metimų linijos. Pirmi baudų metimai bus tik tai dabar metami šiose rungtynėse. Jau 5 minutės pirmajame kėlinyje prabėgo. Liudas Radavičius nėra blogas baudų metikas. Tauragės komandos ambicijos, aišku, didelės. Praėjusiame sezone RKL divizijone ši komanda finišavo 2. Taip pat kaip ir dar 2 ankstesnius sezonus, taip kad 3 sezonus jau paeiliui Tauragė finišuoja 2. Ir tikrai, sakykime taip, šiai komandai skiriamas dėmesys, taip pat ir finansinis lėšas natūralu. Bet užlipti ant tos pirmosios norimos, trokštamos pakilos nepavyksta kol kas. Galbūt šiais metais. Na, čia toliau. Mantas Kvašelis. Šaudo kaip nori, kada nori. Ir yra visiškai neįgandamas rieštos varžoms. Kol kas Tauragė tiesiog elementariai neapsigina nuo tolio šaudės artilerijos. Akmenė didžiąją taškų dalį būtent pelno tolimais metimais. Čia Janas Jurgo, įspūdingas žaidimas pražangos puolime. Ir aš čia neįžvelgiau, tiesą sakant. Toks stipresnis fiziškai yra ir to pasinaudoja. Varžovas atšoka tarsi nuo sienos. Nerijus Mika. Lieka 10 sekundžių. Tačiau reikia improvizuoti. Reikia žaisti 1 prieš 1. Ir spėja išmesti ir spėja pataikyti. Audrius Povilaitis įsūdo 3 taškus. Akmenė kol kas iš toli šaudo tiesiog įspūdingai. Dar 1 tritaškis. Čia blokas jau aišku po to, kai buvo užfiksuota pražanga. Kol kas viskas vyksta per metikus, o metikų savo komandoje tikrai turi daug. Akmenės Cementas. Čia gerai, labai gražiai vaikšto kamuolys, bėda, kad nepavyksta Pauliui Žurnai pataikyti. Šauna pro šalį, jis iš toli. Čia
mato galimybę veržtis, tiesą sakant, dabar neblogai atstovi gynyboje Liudas Valantinas. Dar vienas tritaškis. Na, čia niekas neatitveria dabar Antano Bertašiaus. Lengvai susirenka kamuolį ir du jo lengvi taškai, na, Tauragei reikėtų susiimti. Pernelyg daug, kol kas, sakyčiau taip, leidžia Akmenei puolime ir daug laisvų metimų atlieka. Čia geras sumanimas, bet skaito visą tai Akmenė. Ir pražanga. Savalaikė pražanga. Tauragė turi tik tai vieną pražangą, kol kas komandinė, ir ji gauta būtent dabar. Kad čia reikėjo prasižengti, neleisti varžovams nubėgti greitą ataką. Kaip ir minėjau, Tauragė nėra palankus varžovas Akmeniai ir todėl labai įdomu, kaip seksis jiems šiandien. Nerijus Mika žaidėjo pozicijoje. Sunkaus metimo nerizikuoja atlikti. 10 sekundžių. Ir pagaliau per aukštą žmogų bando žaisti Akmenė, nors nieko panašaus. Ir čia Lankas ir spjauna kamuolį, bet vėl, ar ne, jau atrodė, kad aukštas žmogus žais vienas prieš vieną, nieko panašaus. Visiškai žaidžia ties perimetru, metimai iš toli. Kol kas tai yra taktika, kurią pasirinko Akmenė. Būtent tolimais metimais grįstas žaidimas. Ir tritaškiai šiandien visiems krenta puikiai. Paulius Parachomikas. Iš toli jo metimas. Na, Paulius Parachomikas irgi yra žaidęs ir aukštesnėme lygyje negu regionų krepšinio lyga, yra rungtyniavęs ir elitinėme Lietuvos krepšinio divizione ir antrajame. Spėjo pažaisti visur. Janas Jurgo atkovoja kamuolį ir čia apskritai toks, sakė, smagus krepšinis, greitas žaidimas, mažai tokių, sakykime, lėtų pozicinių atakų po 24 sekundės. Kaip lengvai išugdomas varžovas. Ir čia jau Paulius Parachomikas. Labai sėkmingai žaidžia vienas prieš vieną. Paskutinį kartą žaidžiantį mačiau prieš keletą metų ir šiek tiek kitoks dabar. Jis yra krepšininkas, sakyčiau taip. Daugiau masės, daugiau jėgos. Aišku, atitinkamai ir lėtesnis. Na ir ko atsakys dabar svečių komanda. Greitas išėjimas į ataką, Liudas Radavičius. Ir spėja Akmenės komandos sugrįžti į gynybą, užsiimti pozicijas. Čia Parachomiko prastas perdavimas, visą tai skaita šeimininkai. Ir 4 prieš 3. Puikus sprendimas, Nerijus Mika. Išlaukia, meta, pataiko. Ir toliau Akmenės puolimas veikia puikiai šiose rungtynėse. Pakankamai rezultatyvus pirmasis rungtynių kėlinys. Labai gerai, bet čia kam pražanga besiginančiam žaidėjui. Na, Janas Jurgo irgi, sakyčiau, taip kietai ganėtinai žaidė dabar puolime, bet jisai žvelgia pražangą būtent besiginusiam žaidėjui. Iš karto keli keitimai, 50 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Neblogas perdavimas ir čia reikia susirinkti taškus, kurie tiesiog tau padėti ant lėkštutės, tačiau Antanas Montrimavičius šauna pro šalį. Na, čia blokas. Ir ne blokas, tai yra pražanga, aišku, fiksuojama ir bus metomos 2 baudos. Pražanga užfiksuota 11 numeriu Antanui Montrimavičiui. Ir baudas mes Justas Janulis. Pro šalį. Justas šauna pirmąją baudą. Baudų metimų nėra kol kas daug šiose rungtynėse. Na, antras metimas ir dabar jau viskas geriau. Komandų treneriai atsipalaiduoti negali, rungtynės atkaklios kol kas. Niekas tokios ženklesnės persvaros neturi. Kova sąlyginai taškas į tašką. Na, čia, man atrodo, pamatė tokį tarpą, Justas Petkevičius bandė veržtis. Bet varžovai paskutinę akimirką susiaurėjo ir ten jau erdvės buvo nepakankamai daug.
Čia labai lengvai. Ir labai gražiai. Visų pirma, Martino Valterio perdavimą aš pabrėžčiau. Nes būtent jis prisidėjo prie to, kad viskas baigtųsi lengvais taškais iš po krepšio. Po pirmųjų 10 minučių 26-20. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai. Su seksualiausiomis merginomis visą parą. Žiūrovų taip laukto šokėjo pasirodymas neįvyko dėl šiek tiek tokių techninių nesklandumų. Yra šiandien šokėjas, yra Amberis. Tikrai tokia puikia atmosfera. Kaip ir minėjau, žmonių anšlagas, bet turbūt sakyti nereikia. Jūs patys matote, kas čia darosi. Balkonas perpildytas ir pirmame ir antrame aukšte dar žmonės yra žemiau. O čia tokia situacija, kai žaidėjas gali patirti traumą, tiesą sakant. Nesmagiai visą tai atrodė. Labai tikiuosi, kad nieko rimto nenutiko dabar. Justui Petkevičiui. Veržlus žaidėjas. Suteikiama medicininė pagalba, gali būti, kad žaidėjai rungtynės šiandien baigtos. Beje, žiūrėjau statistiką po pirmojo kėlinio, tai kaip ir minėjau, ar ne, tolimais metimais remiasi Akmenė ir tai yra tiesa, nes 5 tritaškius pataikė, tai yra 15 taškų iš 26 surinko būtent tritaškiais. Tai yra daugiau nei pusė, o čia situacija labai nemaloni ir neatrodo viskas. Neatrodo, kad šis žaidėjas galės, sakykime, taip tęsti rungtynės, bet situacija tokia, kad na vėlgi, norėtų pažiūrėti galbūt pakartojimą. Kaip ten varžovas statė korpusą, ar viskas buvo leistina, ar galbūt neleistinom priemonėm buvo sustabdytas šioje situacijoje Justas Petkevičius, bet kadangi, kaip ir minėjau, pakartojimo matyti galimybės neturiu, tai dabar kažką sakyti, kad ar teisėjai suklydo, ar varžovas žaidė nešvariai, dar kažką tikrai negaliu. Teisėjai buvo arčiau, turėjo tą situaciją matyti gerai. Vertino taip, kad tai buvo žaidybinis epizodas. Iš toli, 4 tritaškius metė Tauragė, pataikė 2 pirmajame kėlinyje. Paulius Žurna kol kas neįsišaudo iš toli, šauna šį kartą pro šalį. Justas Petkevičius svarbus žaidėjas ir svečių komandoje ir aišku, jo netiktis, jeigu šiandien padėti komandai negalės, atsilieps, manau, žaidimui. Nesakau, kad be jo komanda negali laimėti jokių būdų, bet vėlgi tai yra rotacijos svarbus žaidėjas. Gerai, vaikšto kamuolys, Antanas Bertašius, jo 2 taškai. Bet vėlgi, kaip vaikšto kamuolys, kaip atliekami perdavimai, tai kol kas žavi. Žurna, treneris nori derinio, visą tai yra namų darbai. Derinys padarytas būtent Pauliui Žurnai, kad gautų kamuolį ir arba iš karto mestų po užtvaros arba verštųsi, meta dabar būtent prasiveršęs ir pataiko. Antroji pražanga užfiksuota vienam iš žaidėjų, man atrodo, Liudui Radavičiui dabar. Kuo atsakys Akmenės Cementas. Primenu, jūs stebite regionų krepšinio lygos A diviziono lyderio akistatą. Tauragės treneris tiesiog grėbėsi už galvos, nebegali patikėti, kas čia darosi. Tritaškis po tritaškį, tiesiog Antanas Bertašius taip pat pataiko.
Ir kol Akmenė mes taip iš toli, daugiau nei 50% taiklumu, labai sunku bus Tauragei. Čia Parachomikas ir žingsniai. 100%. Padėjo vieną papildomą žingsnį dabar Paulius. Ir to tikrai nereikėjo, o dabar minutės pertraukėlė, kurios reikia svečiams, nes jų laivas jau tolsta. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. Ir čia, Akmenėje, iš tikrųjų žmonės šiandien susižavėjo tiesiog renginiu. Labai aktyvus yra sirgaliai, palaiko šokėjas, palaiko krepšininkus. Tokia geranoriška atmosfera, sakyčiau, vyrauja čia ir tikrai kol kas yra pakankamai smagu. Krepšinio šventė vienareikšmiškai pavykusi ir aišku, prie to prisideda puikus šeimininkų žaidimas. Čia šeimininkai žiūri į teisėjus ir nenori su tuo sutikti, tačiau teisėjų sprendimas yra būtent toks. Tai yra kamuolys atiduodamas svečiams Tauragės krepšinio klubui. 22-31 kol kas atsilieka svečiai. Neblogai viskas sumanyta. Paulius Žurna, greitas žaidėjas, pakankamai dažnai daro tą derinį, kai Žurna gauna, sakykime, praktiškai netoli baudos aikštelės linijos kamuolį, išlindęs iš už kelių užtvarų ir tada turi šiek tiek erdvės veržtis į dešinę ir paskui jau gali bandyti mest pats, gali kažkam atmesti. Čia minama linija yra ir viskas to ir baigėsi. Paulius Žurna ir Justas Janulis paskui dar apsikeičia galbūt ne pačiamis gražiausiamis frazėmis. Tikrai, jeigu niekada nesate gyvai stebėję regionų krepšinio lygos, kviečiu apsilankyti arenose. Renginys tikrai įdomus, tikrai yra gerų komandų. Pasižiūrėkite, apsilankykite, manau, kad jums patiks. Tikrai Lietuva yra ne tik tai elitinis krepšinio divizionas, ne tik TTT Kazino Lietuvos krepšinio lyga, tačiau ir nacionalinė krepšinio lyga, ir regionų krepšinio lyga, kurioje kovos kartais būna dar aršesnės ir dar įdomesnės. Čia randa tarpelį, bet prameta iš po krepšio. Liudas Valantinas, greita ataka. Jau galvojau, Akmenė mes iš toli. Nebūčiau nustebęs. Dar vienas tritaškis, Parachomikas tarsi ir priejas. Tačiau nepakankamai jis ginasi prieš Justaną Janulį. Ir atrodo, kad savo namų salėje šeimininkų komanda žino, kaip mesti reikia. Ir tiesiog pataiko viską kol kas. Aišku, aš čia per stipriai sakau, bet pataikymo procentas labai aukštas. Čia, aišku, greitas Liudo Radavičiaus atsakymas. Jo metimas iš toli. Yra Liudas Radavičius žaidęs ir nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir manau, kad savo meistriškumą ten tikrai galėtų vėl žaisti. Čia žaidžia regionų lygoje, viena iš stipriausių komandų, su kuria galbūt pats nori kilti aukščiau. Geras perdavimas ir, aišku, pražanga. 5 numeris Antanas Bertašius tos prie baudų metimų linijos. Mažiau nei 7 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Janas Virgo grįžta į aikštelę, kol kas tikrai geras rungtynės žaidžiantis.
Žiūrint į statistikos eilutes, rezultatyviausi žaidėjai kol kas yra Bertašius, 9 taškai, 8 surinko Košelis ir Mika. Čia kalbu apie šeimininkų komandą, svečiams Jurgo, 11 taškų ir 4 atkovoti kamuoliai. Tai atrodo labai neblogai, sutikite su manim. Meta abi komandos gerai, pataikymas Akmenės Cemento bendras 65%, Tauragė 63%. Vietoje Bertašiaus Povilaitis ant parketo, pasitinkamas iš karto aplodismentais. Šiandien, nepaisant to, kuri komanda pralaimės, vis tiek šansai toliau kovoti dėl aukščiausių vietų tikrai bus dideli. Tačiau ir iš dalies tai principinis toks mūšis ir kol kas šeimininkai atrodo geriau. Tai atspindi ir skaičiai švieslentėje. 36-25 jau dviženklė persvara. Klaidos lygioje vietoje daromos. Dažniausiai krepšinė būtent klaidos paskandina. Ir jos išmuša iš to gero ritmo Akmenės komanda, sakyčiau. Nes komanda kol kas mėgaujasi žaidimu, krenta metimai ir taip toliau. 1, 2, 3, 4 kartą neužpuls ir paskui prasidės tokia nervinė įtampa. Radavičius labai gerai žaidžia, įspūdinga. Dar vienas Liudo Radavičiaus tritaškės. Irgi yra derinukų skirtų būtent jam, su tikslu išvesti į metimui gerą poziciją. Jis yra pakankamai mažas ir veido atakuoti nėra labai paprasta. Čia vidurio linijos taisyklė ir ji tikrai pažeista. Ką aš sakiau, ar ne, Akmenė? Vieną kartą neužpuolė suklydo, antrą kartą neužpuolė suklysta ir tikėkime, tai nebus, sakykime, prastos atkarpos pradžia. Visiškai vienas dabar paliktas Antanas Montrimavičius, o čia miega šeimininkai. Janas Jurgo meta. Šį kartą per trumpas metimas. Mika susirenka šokos į kamuolį. Ir dabar jau niekur panašu, kad neskuba. Čia galima buvo mesti, tačiau suabejojo Audrius Povilaitis. Meta dabar. Ir meta netaikliai, tačiau kas susirenka kamuolį? Gvidas Rubeika. Prašau užtvaros. 2-2, buvo galima duoti ten po krepšių iš karto. O dabar jau čia tiesiog Janas Jurgo atsistojęs, pakėlęs rankas ir to užtenka. Blokas bus rašytas į jo asmeninę sąskaitą. Parachomikas neilgai ilsėjosi. Keičiais Antaną Montrimavičių. Čia reikia mesti, laiko nebėra ir metimas per trumpas. Janas Jurgo, dar vienas atkovotas kamuolys, šiandien nenustepsiu tikrai, jis surinks dvigubą dublį. Jurgo, kaip gerai stato užtvarą. Suteikia savo komandos draugui erdvės pakankamai, kad atliktų tritaškį laisvas, bet kad nepataiko. Povilaitis. Dar vienas metimas ir Akmenė tikrai dabar užstrigusi, sakykime, ties tais 36 taškais ir į priekį judėti nebepavyksta. Jau 4 maždaug atakos, kai komanda taškų nepelno. Žingsniai. Na, Parachomikas antrą kartą žingsniuoja šiandien. Tokios elementarios gana klaidos. Valdas Radionovas grįžta į žaidimą. Keičiais Gvidą Rupeiką. Parachomikas surenka kamuolį, čia grumtynės, bet pražanga užfiksuota. Kol kas teisėjai valdo situaciją, nemanau, kad galėtų būti kažkokios tai pretenzijos jų atžvilgių.
Liutas Valantinas grąžina kamuolį atgal į žaidimą. Ir Tauragė šiek tiek sumažino atsilikimą, iki 8 taškų reikėtų turėti dar labiau. Varžovai dabar tokie duobėje ir reikėtų naudotis. Čia prastas perdavimas. Man atrodo, kad atliekant perdavimą Liudui Radavičiui iš rankų kamuolys šiek tiek išslydo ir to užteko. To pilnai pakako, kad perdavimas būtų per aukštas. Per aukštus žmonės kol kas beviltiškai tiesiog sekasi žaisti Akmenei. Ir susitvarkius su perimetro žaidėjais iš karto Tauragiškiai perima iniciatyvą. Tritaškių nėra, aukštesni žmonės po krepšiu sunkiai, sakykime, valdo situaciją. Ir čia teisėjai įspėja Akmenės komandos strategą Saulių Momkauską, kad jeigu ir toliau jis taip reikš savo emocijas, tai bus nubaustas techninė pražanga. Valantinas rodo derinį. Skirtas jis aukštam žmogui. Ir kokį bloką gauna dabar Parakomikas. Metė ne tą ranką, sakyčiau, nepatogesnė ranka. Sakykime, jam ta ranka yra patogesnė, bet toje situacijoje ta ranka nebuvo pats geriausias sprendimas. Ir gauna bloką. Bertašius šiek tiek pailsėjo, keičia Audrių Povilaitį. Neblogai, čia tarp kitko pralenda Mantas Košelis. Randa tarpelį ir mes 2 baudas. Dabar savo greičio turbūt dėka. Mantas pataiko baudą. Dabar jau Tauragė pameta kamuolį. Vėl tie patys 10 taškų. Čia labai gražiai pabėga Evaldas Radionovas nuo savo oponento. Ir gaus šansą mesti 2 baudas, kadangi Tauragė jau turi susirinkusi pražangų limitą. Ir treneriai ieško optimalių sudėčių, optimalių žaidėjų, sakykime, kurie šiandien gali patempti komandas į priekį. Tokių ryškių favoritų šiandien nėra. Žiūrėti lentelę, tai tarsi būtų ir būtent Akmenės komanda, bet kaip ir minėjau, pergalių pralaimėjimų balansas jų ir Tauragiškio labai panašus, o tarpusavio tie rezultatai pastaraisiais metais, aišku, yra būtent svečių komandos naudai, taip kad ant popieriaus sunku pasakyti, kas atrodo stipriau. Galbūt kažkiek stipresnė ir Tauragė, bet kaip ir minėjau, čia turbūt ir kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Ginčas ir išsaugo kamuolį. Tai yra gauna kamuolį dabar šeimininkai, Nerijus Mika. Grąžins kamuolį į žaidimą. Bertašius. Varžovas kaip protingai ginasi. Čia pataiko. Mantas Košelis. Jo 2 taškai. Ten būtent geras buvo prieš tai veiksmas gynyboje, kai vienas žaidžia nugarą, kitas leidžia jam kelis kartus tam nugarą atsitrenkti ir paskui staigiai atšoka. Tu tikėsi to kontakto tokio pačio kaip prieš tai, jo nėra ir tu prarandi pusiausvyrą, tu griūni. Čia Akmenėje viskas ten baigėsi laimingai, čia minutės pertraukėlė, kurios dabar prašo jau Tauragės komanda.
Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. Baigės pertraukėlę ir su kamuoliu Liudas Valantinas, jis pralenda pro kelius varžovus ir meta taikliai. Tauragiai reikia vytis varžovus, kurie pirmauja maždaug 10 taškų persvarą didžiąją šio kėlinio dalį. Čia nieko nėra. Paliktas vienas Mantas Košelis. Nepataiko jis, o čia Liudas Radavičius į dešinę meta, nei pražangos, nei taškų nėra. Situacija buvo tikrai nebloga dabar. Nerijus Mikavas nepraranda kamulio. Galima įžaisti po krepšių Bertašiui. Bertašius gauna kamulį ir 2 taškai. Kol kas ant tokios, nežinau, buvo prastesnė atkarpa, bet ir Tauragė per tą atkarpą nieko labai doro nenuveikė. Šeimininkai kol kas savo entuziazmu, savo užsidegimu ir noru kol kas man palieka geresnį įspūdį. Puikiai pralenda dabar Liudas Valantinas. Jo taškai iš po krepšio. Ir lieka mažiau nei 1 minutė šiame kėlinyje. Paskutinės atakos. Viskas, aišku, spręsis po pertraukos, po didžiosios pertraukos. Bet šeimininkai gauna šiokį tokią persvarą pirmoje rungtynių pusėje. Čia prieš kelis varžovus žaidžia Mantas Košelis ir būtent nuo jo kamuolys palieka aikštės ribas. Karolis Klovas irgi gauna galimybę pasireikšti, jaunas krepšininkas. Ne pati svarbiausia šios komandos figūra, tačiau dabar suteikiamas šansas ir jam, kuomet reikia greito žaidėjo gynyboje. Parakomikas iš toli, nepataiko jis. Ir čia lieka nemažai laiko tokiai pilnavertiškai atakai. Maždo dar laiko savo atsakui turės ir svečiai. Ir Nerijus Mika. Eina, skanduoja gerbėjai. Nerijus Mika prašo užtvaros, čia žaidžia 1 prieš 1, labai sunkus jo metimas ir nenuostabu, kad nepataiko. Lieka 5 sekundės, Liudas Radavičius, jo perdavimas reikia mesti ir gerai viską daro dabar svečiai, tik tai Paulius Žurna nepataiko, jo taikiklis šiandien kiek nusimušęs ir po pirmosios rungtynių dalies šeimininkai priekyje, 44-32.
Taigi grįžtame į Akmenės sporto centrą ir čia centrinės regionų krepšinio lygos turo rungtynės, kuriuose susitinka dvi kol kas įspūdingą sportinę formą šiame sezone šioje lygoje demonstruojančios komandos. Tai šeimininkai Akmenės Cementas ir Tauragės krepšinio klubas. Ir ką, po pirmosios rungtynių pusės skaičiai yra tokie 44-32. Pirmauja šeimininkai ir trumpai statistika, rezultatyviausi žaidėjai Antanas Bertašius 13 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, Mantas Košelis 12 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Svečių komandoje Janas Jurgo surinko 11 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. Dar aišku įdomu pasižiūrėti į statistiką, būtent į pataikymo statistiką, nes daug, ypatingai šeimininkai šiandien meta tritaškių ir daug jų pataiko. 7 iš 15, toks yra pataikymas šeimininkų komandos iš toli. Tauragės komanda pataikė 4 tritaškius iš 11, tai yra 36% taiklumas. Na ką, čia du lyderiai, 1 prieš 1, bandymas numetinėti kamuolį ir klaida. Antanas Bertašius kamuolį praranda, komandų penketai šiuo metu esantys ant parketo yra tokie: Bertašius, Mika, Povilaitis, Radionovas ir Košelis. Ir taip, svečių komanda Žurna, Parachomikas, Valantinas, Jurgo ir Radavičius. Ir būtent Jurgo išvedama žaisti 1 prieš 1. Žingsniai čia. Taip, pastatė abi kojas. Pakėlė atraminę koją, to ir tereikia krepšinio teisėjams, kad jie rodytų to savo judesį, kurio parodymai yra žingsniai. Ir viskas. Na, jeigu žiūrėtų taip statistinius komandų duomenis plačiau šiame sezone, čia pažiūrime, Bertašius neblogai žaidžia, bet pražangos nėra. Tai komandų statistiniai duomenys labai panašus, abi patenka į daugiausiai taškų per rungtynes tarp pelnančių komandų. Pataiko į penketuką. Taip pat šalia viena kitos rikiuojasi ir mažiausiai taškų praleidžiančiųjų penketuko gretose. Pagal rezultatyvius perdavimus abi yra sąrašo viršuje. Gal toks vienintelis skirtumas yra baudų pataikymo procentas. Akmeniškiai čia pirmauja. 72,5%, tauragiškiai negali pasigirti taiklumu ir pataiko tik 63% baudų. Tai yra, tiesą sakant, prieš paskutinis pataikymo procentas visoje lygoje ir Liudas Radavičius tai mums dar kartelį įrodo. Aišku, kaip ir minėjau, kuo labai išsiskiria Akmenė, kad yra net 3 žaidėjai, kurie pagal naudingumą patenka į A diviziono 10-uką. Tai Audrius Povilaitis, Antanas Bertašius ir Nerijus Mika. Jau minėjau, jie renka vidutiniškai daugiau nei po 20 naudingumo balų. Tauragės strategas išskyrė, kad Akmenė gerai meta iš toli, turi gerą vidurio puolėją ir jaunimas neblogai talkina lyderiams. Čia gera gynyba ir bus ginčas užfiksuotas ar ne, prarastas kamuolys, paskui susigrąžina, bet baigėsi laikas. Savaitės rungtynės, tiesiogiai transliuojamas ir internetu, manau, kad irgi unikali galimybė galbūt akmeniškiams gyvenantiems kažkur kitur stebėti savo komandos rungtynes. Taip pat, aišku, ir Tauragės komandos fanų tikrai yra. Tauragės sportiškas miestas. Kol kas ir toliau. Šeimininkai pirmauja ir demonstruoja geresnį žaidimą. Geresnį pataikymą iš toli. Čia gana kieta pražanga. Radionovas stos prie baudų metimų linijos. Po rungtynių kalbinsime komandų trenerius. Turbūt pabandysime pakalbinti ir po vieną iš komandos žaidėjų, taip kad paskui visą tai, aišku, galėsite pamatyti ir jūs, ką jie galvoja apie rungtynės, ką jie sako apie rungtynės. Evaldas Radionovas pataiko nuo baudų metimų linijos. Jurgo. Parachomikas ir jis paliekamas žaisti 1 prieš 1. O čia Gražo. Labai geras Parachomiko perdavimas Liudui Valantinui, šis įgauna pagreitį. Ir būtent šis derinys taip ir skirtas, kad Parachomikas gautų kamuolį, galėtų žaisti nugarą 1 prieš 1 ir tada jau žiūrėtų, jeigu kažkas skubai pagalbą atmeti toliau.
kaip dabar, jeigu niekas neskuba į pagalbą varžovų gynėjai, tada žaidi pats iki galo. Sunkus metimas atsilošus ir neįkrenta kamuolys į krepšį. Liudas Radavičius. Pats viską išbaigė Liudas Radavičius, atrodo, kad ieškojo variantų sužaisti dviese, bet paskui nusprendžia, kad geriau jau viską užbaigs pats už viską bus atsakingas ir jautė, kad gali pataikyti ir pataiko. Nerijus Mika išlenda, bet varžovų neatsikrato. Čia vėl sunkus metimas atsilošęs, bet pataiko. Mantas Košelis iš tikro šiandien tikrai labai neblogas rungtynės jam. Gerai pataiko iš toli. Ne pirmas jau jo tritaškis. Varžovai sunkiai randa ką prieš pastatyti. Žingsniai. Vienareikšmiškai Janas Jurgo. Neteisus yra jis. Ir Akmenė vėl turi tą magišką 12 taškų persvarą, kurią turi šiandien didžiąją rungtynių dalį. Ragus rodo Nerijus Mika, kad padarytų. Vienas iš populiariausių, aišku, derinių krepšinio. Ir labai gražiai veikia tie ragai. Tikrus ragus dabar Nerijus Mika ir Audrius Povilaitis įstato tauragiškiams. Koks bus tauro atsakymas. Jurgo užtvara ir labai sėkmingai tą užtvarą pasinaudoja Liudas Valantinas, į ką galima atkreipti dėmesį, kad tikrai Janas Jurgo vienas iš svarbiausių tauragės krepšininkų ir tikrai gerai stato užtvaras. Varžovai dažnai užstringa ir ten įgauna jau pranašumą. Paskui norima tauragės komanda. Po kontakto Mantas Košelis meta, pataikė prieš tai iš toli, dabar pataiko iš arti, jo 5 taškai pailiui ir Akmenė tolsta. Plius 14, 53-39. Čia pražanga puolant ar ginantis? Na, man panašu, tiesą sakant, šią situaciją buvo į pražangą galbūt puolant, nes tas judesys ranka atakuojančio žaidėjo buvo labai jau akivaizdus. Ir aš šioje situacijoje 100% su teisėju nesutikčiau ir padiskutuočiau. Nors šiaip esu iš tų žmonių, kurie teisėjai kritikuoti tikrai nemėgsta, bet šioje situacijoje man atrodo, kad tas judesys ranka buvo labai akivaizdus. Tačiau vėlgi, teisėjas buvo arti, aš esu toli ir nesimsiu čia kažko labai spręs. Liudas Valantinas išprovokuoja varžovo pražangą ir šiek tiek švelnina atsilikimą. Šiek tiek sustojus dabar Akmenės ataka, visiškai nėra judesio. Lieka nedaug laiko, Antanui Bertašiui reikėtų galvoti apie metimą, Valdas Radionovas gauna kamuolį, 3 sekundės lieka, labai gerai dabar ginasi Tauragė šioje atakoje ir visiškai beviltiškai ir turbūt net prasčiausia Akmenės ataka šiose rungtynėse. Janas Jurgo gali ir iš vidutinio nuotolio pataikyti, dabar meta pro šalį. Liudas Radavičius ir pražanga vienareikšmiškai bus metamos 2 baudos. Pakankamai kieta pražanga ir 2 baudų metimai. Gali iki 11 taškų Liudas Radavičius sumažinti atsilikimą. Suolo jau kyla šeimininkų komandoje Justas Janulis, 12 numeris. Radavičius tuo tarpu sumeta abi baudas. Janulis. 1 prieš 1 ir 2 jo taškai. Tik pasirodęs ant parketo, iš karto pirmoje atakoje pelno taškus, sėkmingai žaisdamas nugarą. Ko labai šiandien trūksta kol kas Akmeniai, tai yra žaidimo iš tų aukštesnių žmonių. Kita vertus, ar kažko trūksta, turbūt reikėtų sakyti, žiūrinti visą rezultatą. Visas rezultatas yra kol kas labai palankus šeimininkams. Tiesa, persvara tirpsta. Po šio metimo 55-44.
Labai čia šokinėja Liudas Valantinas. Iš toli metimas ir dar kartą pataiko Nerijus Mika. Čia vėl panašus, ką mes jau matėme variantas, tik dabar Liudui Valantinui niekas neleidžia veržtis iki galo. Na, čia tiesiog dominuoja po krepšių Janas Jurgo, bėda, kad nepataiko iš po krepšio. Neblogas perdavimas, o čia jau kažkokia nesąmonė Antanas Bertašius daro. Jo klaida. Galime žvilgtelėti šiek tiek į žaidėjų statistiką. Tritaškių šiandien Mika išmetė 5, pataikė 3. Taip pat ir Košelis pataikė 3 tritaškius iš 5. Tai yra 2 pagrindiniai snaiperiai. Parachomikas čia pelno 2 taškus. Tauragės komandoje iš toli 3 kartus atakavo Parachomikas, pataikė 1 kartą. 3 kartus metė Liudas Radavičius, pataikė 2, bet tritaškių pataikymas yra gerokai prastesnis. Tauragės 4 iš 12. Akmenė daug metė, 18 tritaškių pataikė 9, 50% taiklumas, o čia blokas. Sako, šalin rankas nuo kamulio. Nemalonu visada būna atakuojančiam žaidėjui gauti tokį stogą, bet kartais tai verčia labiau susimti. Šiandien Pavilaitis prastai atakuoja Akmenės komandoje iš žaidimo, tik 1 dvitaškis iš 6. Tauragės komandoje palyginimui nuo Jurgo. Daugiausiai metimų atliko iš 2 taškų zonos, pataikė 4 kartus iš 8. Galima mesti. Tai ir daro, bet metimas per trumpas dabar. Antanas Bertašius nepataiko. Čia... Oi. Na, bando parodyti dabar Antanas Montrimavičius, kad sustojo ant abiejų kojų. Kokie čia žingsniai, teisėjas sako, bėk iš čia, man neįdomu, ką tu sakai. Čia buvo žingsniai ir viskas. Na, turėjo būti 2 lengvi taškai, norėjo kaip geriau, norėjo turbūt pašokdinti varžovą ir pelnyti taškus pražangą, o gavosi, kad nėra nieko. Jis rašo mažą to klaidą į savo sąskaitą. Geras perdavimas, tačiau Matas Kibildis šauna pro šalį, nedaug šiandien gauna šansų pasireikšti jis. Parachomikas irgi neblogai stato užtvaras, čia pražanga prieš Radavičių ir mes 3 baudas. Mantas Košelis dabar yra neteisus ir būtent Košeliui yra fiksuojama pražanga. Liudas Radavičius pataiko pirmąją baudą. Pataiko antrąją. Ir trečias metimas taip pat taiklus, taip kad 3 baudas vienos atakos metu. Geras perdavimas, ten tęsiasi ataka ir tauragiškiai apsigina. Na, intriga atgimsta, tik tai 6 taškai lieka, buvo visą laiką taip 12-13 taškų. Sumažino tauragiškiai atsilikimą ir dabar turi iniciatyvą. Čia pražanga. Čia pražanga 12 numeriui. Neteisus Justas Janulis ir metamas bus 2 baudos.
Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. Baigėsi minutės pertraukėlė ir bus metomas 2 baudos po jos. 24 numeris Liudas Valantinas. Gerokai priartėjo Tauragė, tačiau čia metimas skrieja pro šalį 58-52. Lieka skaičiai švieslentėje. Antras šūvis šį kartą jau taiklesnis. Ir -5 Tauragė, kas yra pakankamai nedaug, turint omenyje, kad nuolatos tas skirtumas buvo dviženklis. Čia labai negali patikėti Liudas Valantinas pražanga. Ranka numoja, kažkas sau suburpa panosimi. Pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Nerijus Mika nemeta pats, Bertašius šokdina varžovą labai lengvai, ilgai išsilaiko ore, nepataiko. Tačiau kamuolį po krepšiu sugriebė Matas Kibildis. Bertašius nerizikuoja mesti pats, Kibildis pameta kamuolį ir čia jau greita ataka. Liudas Radavičius. Ir 2 taškai. Greitos atakos metu Liudas Radavičius suradinėja, kad ne veltui yra vienas iš geriausių savo komandos ir turbūt apskritai ir lygos krepšininkų. Bertašius gražiai išmaudo varžovą, visiškai be variantų Antanui Montrimavičiui dabar. Antanas Montrimavičius čia buvo išdurtas negailestingai tiesiog. Liudas Valantinas rodo komandos draugams, ką mes darysim, kokį derinį, kokius namų darbus. Žiūrim, kaip tai atrodo. Montrimavičiaus užtvara. Perdavimas Montrimavičiui ir šis meta iš toli. Viskas paprasta. Tačiau tai neveikia. Montrimavičius šauna pro šalį. Ir dabar jau reikia laikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Tai ir daro Nerijus Mika. Visi stojasi plačiau, žais 1-1 galbūt. 7 sekundės. Nerijus Mika. Labai viskas gerai atlikta ir pataiko Matas Kibildis iš toli dėdamas tašką trečiajam kėliniui. 63-55 ir mes susitinkame po pertraukos. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą.
prasideda ketvirtasis kėlinys, jie pradžioje vienas vaikas šiek tiek pasimetęs. Galvoja, kad dar spės perbėgti per aikštę, pagavęs konkurso kamuoliuką, tačiau nelabai spėjo, teko greitai tepti slides. Taip sakant, o čia galimybė iš toli mesti, į tą galimybę naudojasi. Ir 3 taškus į savo asmeninę sąskaitą ir komandos, kas svarbiausia, įrašo 12 numeris Justas Janulis. Ir toliau tritaškiai ir toliau siunčia į neviltį Tauragės komandą. Tauragiškiai iš toli meta šiandien prasčiau. Čia kaip svarbu, kad Paulius Parachomikas iššauna antrasis jo tritaškis. 2 kartus pataikė iš 4. 50% jo pataikymas. Jurgo labai gerai pradėjo rungtynes, bet paskui jo pataikymas suprastėjo. O čia dar vienas metimas iš toli, Kibildis irgi įsūdo savo tritaškį, irgi įkiša savo trigrašį. Na, tiesiog fantastiškai šiandien Akmenės Cementas mėto iš toli. 11 tritaškių iš 21. Praktiškai pusę taškų tolimais metimais Akmenė surinko. Čia blokas, čia švarus blokas ir Akmenė apsigina. Dar pražangą užsidirba Parachomikas. Na, pražangų turi daugiausiai šeimininkai. Košelis turi 4, Radionovas turi 3. Svečių komandoje niekas neturi daugiau nei 2 asmeninių pražangų. Mika. Dar kartą iš toli. Na, jau būtų per daug, jeigu ir dabar pataikytų šeimininkai. Labai gerai jaučia šios lankus ir namų arena jiems šiandien padeda tikrai. Ir puikus komandos fanai. Ir ta visa atmosfera šiandien tikrai išskirtinė. Čia Jurgo, iš karto keli varžovai prieš jį. Jo problema, sakyčiau, geriau dabar sprendžia Akmenė negu rungtynių pradžioje. Parachomikas tuo tarpu dar kartą įsūdo tritaškį. 2 jo tritaškiai pailiui. Ir mažinamas gerokai atsilikimas. Tik tai 7 taškai skiria komandas ir lieka 8 minutės šiame kėlinyje. Geras perdavimas ir puikiai ataka. Antanas Bertašius renka savo 17 tašką. Rezultatyviau žaidžia šis rungtynėse tik Liudas Radavičius su 21 tašku. Po 10 pelnė Parachomikas ir Valantinas. Čia neįkrenta. Po Jurgo metimo kamuolys į krepšį. Jurgo labai rezultatyvus buvo pradžioje, pirmajame kėlinyje, o paskui taškų nebetiek daug iš jo pusės. Čia klaida. Liudas Radavičius ir vos nepataiko kosminio metimo. Smagus yra žaidėjas Liudas Radavičius ir šiandien mes tuo eilinį kartą galime įsitikinti. Radavičius pataiko. Antras metimas pro šalį ir tikrai matosi, kad ne pati geriausia baudų metikų komanda yra Tauragė. Čia gera, kieta gynyba. Taiko dabar Gvidas Rupeika. Ne, atsiprašau, dabar net nėra ant parketo. Simaišiau numerį. Būna. RKL irgi ne kiekvieną dieną tenka komentuoti, dar ne visi žaidėjai gerai pažįstami. Na, šiandien Pauliui Žurnai tikrai taikiklis nusimušęs ir šiandien iš esmės didžiąją dalį savo metimų jis šaudo pro šalį. 4 taškai jo sąskaitoje ir 3 atkovoti kamuoliai. Čia toks agresyvus, kietas reidas Šardionovo pusės. Tačiau taškų nėra. Perdavimas geriausiai Mika šiandien skirsto iš šeimininkų komandos. 6 rezultatyvus perdavimai. Tauragė apskritai visa komanda atliko tik 8 rezultatyvius perdavimus. Tai irgi skirtumas akivaizdus. Janas Jurgo tiesiog kapituliuoja ir patiria fiasko. Paskui bando ginčytis teisėjai, norėtų pražangos, bet ten nieko nebuvo. Čia jau neteisus yra Žurna.
Jurgo prieėjęs prie teisėjo pakankamai piktai reaguoja į tą praeitą situaciją, tačiau man atrodo kaip žaidybinis momentas. Vienas ir o čia dar vienas tritaškis. Čia dar vienas tritaškis, trečiasis numeris Matas Kibildis. Na, kalbant apie Janą Jurgo, tai krepšininkas, kuris 2006 metais dar žaisdamas, sakykime, kitokį krepšinį. Na, įsivėlė į nemalonę istoriją, nokautavo rungtynių teisėją. Tai buvo prieš praktiškai 10 metų tas situacija. Manau, kad savo pamokas jis išmoko. Čia pražanga. Sarkastiška Jano Jurgo šypsenėlė. Ir bus metamos 2 baudos šeimininkai ir vėl pirmauja. Ir pirmauja solidžiai 75-62, bei taip verčia svečius prašyti minutės pertraukėlės. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega-3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai. Su seksualiausiomis merginomis visą parą. Baigėsi Tauragiškių paprašyti minutės pertraukėlę, jie stringa pastaruoju metu. Šiose rungtynėse buvo priartėję, tačiau Akmenė dabar gerokai pabėgo į priekį. Turi jau plius 13, dar meta 2 baudas ir laiko netiek jau daug. Tik taip pusė ketvirtojo kėlinio lieka. Taiklus pirmasis, netaiklus antras. Jie nulė metimas ir Tauragiai reikia skubėti. Dabar reikia rezultatyvių atakų ir geros gynybos. Maksimaliai geros gynybos. Kol kas Tauragė praleidžia pernelyg daug taškų šiose rungtynėse. Turbūt reikėtų taip sakyti. Turint omenyje su to, ką jie veikia puolime. Puolimas nekompensuoja prastos gynybos. O čia, wow. Parakomikas norėtų dar pražangos, bet teisėjai sako, nieko nebuvo. 3 tritaškai pailiui Paulius Parakomikas. Na, šiandien įspūdingas jo pasirodymas. Ypatingai komandai lemiamų metu jis demonstruoja puikų krepšinį. Čia. Mika atsako to pačiu. Ir ką tu jam padarysi? Vėl Jurgo gerą užtvarą stato, po tos užtvaros iš karto veržiasi į dešinę pusę Valantinas. Bėda, kad Valantinas nors ir atsidūrė vienas, kaip tame filme Valentinas vienas, bet mes nepavyksta. Plius 14 šeimininkams. Čia gal kiek optimistiškas perdavimas. Laiko nebėra ir visi metimai pakankamai neblogi, kuriuos išmeta, tiesą sakant, Akmenės komanda. Net ir tie iš kampų, tokie sunkesni kaip dabar, jie visi būna netoli tikslo. Manau, kad treneriai šiandien kalbės apie tritaškius. Tauragė žaidžia kitaip. Tritaškių šios komandos pusės yra mažiau, atliekama gerokai, bet irgi negali sakyti, kad visiškai nežiūri krepšį nuo tritaškio linijos. Metimų atlieka irgi pakankamai nemažai.
Prieš 2 sužais nepavyksta, Matas Kibildis, taip pat įtrauktas į ataką, čia lieka 5 sekundės, reikia baigti pačiam viską, šokant atgal, Kobe stiliumi, metimas, Justas Janulis. Ir ką tai jam padarys, šypsosi jis ir atrodo, kad jau tiesiog nebejoja Akmenės vyrai, kad šiandien pergalė bus jų. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega 3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai. Su seksualiausiomis merginomis visą parą. Na ką, Tauragės komandai reikia jau turbūt, ne tai kad stebuklo, bet reikia krepšinio šedevrą sukurti. Minus 16 ir šiek tiek daugiau nei 3 minutės reikia sužaisti tobulai. Tik tai taip ši komanda turi šansų pergaliai, bet kol kas ataka stringa, čia atmetimas iš toli. Ir svečių nusivylimui kamuolys skrieja pro šalį. Paulius Parachomikas 16 taškų 7 atkovoti kamuoliai. Žaidėjai su nebloga asmeninė statistika šiandien yra, bet svarbiausia, kad laimėtų komanda. Čia Jurgo, kaip suklaidina gražiai. Antanas Bertašius, tik tai nepavyksta įmesti. Bet tauragiškai nesusirenka kamuolio ir vėl reikia jiems gintis. O laikas dabar yra jau šeimininkų sąjungininkas. Šį kartą nepataiko Justas Janulis, bet būtent jam priklauso vienas iš gražiausių rungtynių metimų, kuomet žaidės nugarą. Įspūdingai pasisuko, šokdamas atgal pataikė gražų 2 taškį. Na, aš norėčiau gal priminti, kad šios rungtynės nieko labai komandoms tokio esminio galbūt nelėmė. Tai yra, nenoriu pasakyti, kad nėra jokios įtakos, aišku, tai yra centrinės ir įdomiausios turo rungtynės, bet abi šios komandos, nepaisant to, laimės ir pralaimės vis tiek turės neblogų šansų kovoti dėl čempionų titulo. Tai yra svarbiausia. Tai aš noriu pasakyti, kad šiandien pralaimėjus tu neprarandi šansų iškovoti čempionų titulo. Reguliarus sezonas jau, aišku, artėja prie pabaigos, kitą etapą šios komandos praleis. Čia jau, aišku, pernelyg įspūdingai norėjo sužaisti šeimininkai, o Tauragė gali atsakyti 3 taškį ir taip ir yra. Atsipalaidavimas ne visada yra gerai. Galbūt reikėjo prie tos atakos metu tiesiog lengvus taškus susirinkti Akmenės komandai. Čia nebuvo pražangos, bet yra 2 taškai. Evaldas Radionovas sugeba pataikyti ir Tauragės viltis praktiškai miršta sulyg kiekvieną sekundę. Čia pražanga fiksuojama. Ant parketo bus leidžiamas Karolis Klovas. Šiandien žaidėjais mažiau nei minutę, o čia matome dar vieno minutės pertraukėlę. Norvegijos pakrantėje, nepaliestos gamtos apsuptyje, gaminame unikalų lašišų aliejų, kuris yra Omega Marine Forte Plus kapsulių sudedamoji dalis. Omega Marine Forte Plus sudėtyje esančios omega 3 rūgštys yra naudingos jūsų akims, smegenims ir širdžiai, o vitaminas D3 stiprina imuninę sistemą.
Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai. Su seksualiausiomis merginomis visą parą. Minutė 28 sekundės lieka. Iki ketvirtojo vis dar sakau kėlinio pabaigos, maža kas čia gali nutikti. Nors kol kas viskas juda link to, kad laimės būtent šeimininkų komanda. Praranda jie dabar kamuolį. Geras perdavimas ir lengvi labai. Montrimavičiaus taškai iš po krepšio. Oi! Ką daro Akmenė. Antano Bertašiaus dėjimas po puikiai pakabinto kamuolio virš lanko ir tokie dėjimai aišku jau reiškia, kad viskas. Kad Tauragė šiandien keliaus namo nuleidusi galvas. Gražiausias šių rungtynių epizodas ir dabar net ir šis Liudo Valantino reidas jau nieko nepakeis. Pasirodo ant parketo ir ketvirtasis numeris Martynas Valteris, kuris šiandien mažai žaidė. Mes žinome apie Kristapą Valterį, Sandy Valterį, kurie yra Latviai. Čia kita istorija, bet pavardė ta pati. Turbūt įpareigoja žaisti gerai, ar ne? Prisiminkime ir tą legendinį Latvių krepšininką Valdį Valterį. Pavardė, tokia, bent jau Latvijoje panašiai skambi kaip pas mus, ne visai gal Sabonis, bet yra gerai žinoma. Na ką, 40 sekundžių Akmenę šiandien galime pasveikinti su išpelnytai, vienareikšmiškai pelnytai iškovota pergalė. Tauragės komanda šiandien liko varžovų šešėlyje, nesustabdė jų snaiperių. Akmenės Cementas šiandien pataikė 13, netgi 3 taškių iš 27, beveik 50% taiklumas ir surinko 3 taškiais 39 taškus, tai yra beveik pusė visų savo taškų. Tarkim, 3 taškais Akmenė pelnė daugiau taškų nei 2 taškais šiandien. Tauragės komanda atkovojo šiandien 24, Akmenės Cementas 34 kamuolius. Ir kovo po krepšiais laimėjo ta komanda, kuri laimi ir rungtynes. Dabar tai yra akivaizdu, per pusę minutės tokio deficito jau nepanaikinsi, kad ir kaip norėtum. Net mėtantį savo krepšį jau būtų sunku. Montrimavičius įsirašo 2 taškus į sąskaitą, bet tai iš esmės nieko labai nekeičia. Paskutiniai rungtynių epizodai. Ir Valters čia sako ne. Mes atakos nebereksime. Ir žmonės čia sako ačiū, stojasi iš savo vietų, dėkoja, atmosfera puikiai. Na ką, bravo Akmenės komandai, pelnytas Akmenės Cemento laimėjimas prieš Tauragės krepšinio klubą 87-74. Na, o aš, Paulius Jakelis, dėkoju už dėmesį ir linkiu jums gerą vakarą. Iki.